Sveiki, čia Valinsas ir šitame video pratęsiu armatūros modeliavimo temą. Tai konkrečiai armuosiu šitą siją, tačiau tos pačios taisyklės galioja ir kitiems dalykams. Tai einu į antrą aukštą, matote, turiu pjūvį, kuris kerta tą siją. Taigi einu į pjūvį, 2 kart paspaudus ir matau savo siją pjūvyje. Tai nuo ko pradedu, tai pasižiūriu, kokie apsauginiai sluoksniai šitam elementui, nes jie turės įtakos mano armatūros formai, tai geriau juos susitvarkyti prieš kuriant armatūrą, nes paskui gali būti kažkokių staigmenų, kad kažkas kažkur netelpa ir panašiai. Be to gali nušokti armatūros, kai pirmą suarmuosiu ir keisiu tada apsauginius sluoksnius, tai gali būti problemų. Todėl pasižymiu šitą elementą, spaudžiu Select All Instances in Entire Project, tai pasižymiu visas šio tipo sijas ir pasikeičiu apsauginius sluoksnius. Tai apsauginiai sluoksniai, kokie buvo projekte, tokios galiu naudot. Tarkim, čia yra 20 mm, o jeigu nėra tokio, kokio noriu, arba tiesiog nepatinka pavadinimai, einu į Reinforcement, Rebar Cover Settings ir čia susikuriu savo apsauginio sluoksnio nustatymą, tarkim. Tai bet kurį, tarkim, pažymėsiu, spausiu Duplicate, pakeisiu jo pavadinimą, aš nevadinu nei agresyvumo klasėmis, nei pagal elementą, aš tiesiog vedu, koks dydis man turi būti. Čia yra tikrasis dydis, čia yra pavadinimas ir viskas, dabar turėsiu tokį apsauginį sluoksnį, kurį galiu naudoti savo elementus. Tai pasirinku šitas sijas vėl, Entire Project, ir tada spaudžiu Top Face, ir pasirinku savo, nuo viršaus bus 25 mm. Tai va, jeigu kursiu armatūrą, pavyzdžiui, matote, tas punktyrinė linija nurodo apsauginio sluoksnių, tai nuo viršaus ir tai yra nuo apačios ir nuo šonų matosi didesnis apsauginis sluoksnis, o nuo viršaus jau mažesnis. Tai va, tas apsauginis sluoksnis turės įtakos mūsų armatūros formoms. Taigi pakeičiu šią 25 mm, visur padarau ir tada jau pradėsiu armuoti. Taigi, dar vienas būdas pasiekti armavimo komandą yra, kai pasižymė elementą ir spaudi ribą ir tada jau gali patvirtinti informaciją apie lankstinių numeraciją ir pradėti armuoti. Tai visų pirma pasirinku lankstinio tipą, kokį noriu naudot, pasirinku armatūros tipą, kokį noriu naudot, ir tada yra keletas armatūros kūrimo būdų. Tai yra, pavyzdžiui, Expand to Host, tai reiškia, kai užvedu pelę, jisai stengsis išplėsti armatūros lankstinį per visą elemento kontūrą, matoma šitam vaizde. Ir priklausomai nuo to, kur laikysiu pelę, šiuo atveju, tai tiek ta kablių lokacija pasikeičia. Tai aš tiesiog paspausiu, tai galiu čia ir bus sukurta armatūra. Kitas metodas yra nubrėžti armatūrą ir tame plotą, kurį nubrėšiu, apibrėždamas 2 taškais, jame bus armatūra išdėstoma, arba galiu naudoti Freeform, tai sudėtingos formos elementams armuoti, arba Sketch, tai galiu nubrėžti armatūros formą, bet kokios formos lankstinį. Ir paskui yra nustatymai, kur ta armatūra turėtų būti sukurta, tai čia 3 pasirinkimai. Tai dabartiniai plokštumoje reiškia pjūvyje jinai bus sukurta, o jeigu pasirinksiu, pavyzdžiui, šitą sieną, jinai irgi yra pjūvė, todėl irgi galiu sukurti armatūrą. Tačiau ta siena, kurios matau tik tai paviršių, bet jinai nėra pjūvė, aš ant jos negaliu sukurti armatūros. Bet jeigu šitą pasirinkčiau variantą, reiškia, galiu armatūrą sukurti prie artimiausio paviršiaus. Tai jeigu sukursiu, tai būsiu prie artimiausio paviršiaus, dabar matosi, jisai jau norėtų sukurti tokį didžiulį kvadratinį per visą sienos dydį lankstinį. Tai čia būtų toks pasirinkimas, praverčia, kai kuriam perdungas arba ir sienas armuojam kartais ir būna tiesiog mes nesam pjūvė, bet norim sukurti armatūrą, tai tada naudojam šitus dalykus. Kitas dalykas, dabar orientacija armatūros vaizde, tai bus lygiai greti pjūvio plokštumai, tai šiuo atveju tinka, jeigu pasirinkčiau, kad lygiai greti apsauginiam sluoksniui, tai užėjus čia
matosi, kad armatūra bus horizontali lygiagreti su šitu apsauginiu sluoksniu, o užvedęs pelės čia matysiu, kad lygiagreti su šitu apsauginiu sluoksniu. O čia atvirkščiai, čia statmena pasirinktam apsauginiam sluoksniui. Grįšiu prie lygiagretus pjūvio plokštumai ir yra paskutinis pasirinkimas, kaip tie elementai, kiek jų bus išdėstyta ir kaip jie bus sukurti. Jeigu pasirinksiu single, bus vienas elementas pjūvio plokštumoje sukurtas. Jeigu fixed number, maximum spacing ar minimum with clear spacing pasirinksiu, tai išdėstys elementus pagal tą pasirinktą taisyklę išilgai viso mano armuojamo elemento. Tai, pavyzdžiui, jeigu single pasirinku, paspausim čia sukurt, pasižiūrėkime į 2D plano vaizdą ir matome, kad vienas strypas buvo sukurtas mano pjūvio vietoje. Taip, jeigu nueisiu ir vėl tą pačią komandą panaudosiu, pasirinksiu tik tai kitą išdėstymo principą, pavyzdžiui, fixed number, pasirinksiu 10 ir paspausiu sukurti šitą armatūrą, tai matysime plane, kad sukūrė 10 strypų per visą armatūros ilgį išdėstė vienodais atstumais. Tai taip pat galuose matosi apsauginis sluoksnis, tai jisai pritraukia pagal tos apsauginius sluoksnius, kurie nustatyti prie šito elemento. Lygiai taip pat atsitiks, jeigu mes keisim kažkokią tai taisyklę, tarkim maximum spacing, kas 200, tai bus išdėstyti elementai su maksimaliu atstumu tarp jų. Tai reiškia, kad tarp jų nebus lygiai 200, o bus kažkoks tai 195 ar panašiai atstumas. O jeigu pasirinksime number with spacing, tai turėsime konkretų jau atstumą, tikslų ir strypų skaičių. Tai tarkim, pasirinkus 15 strypų, ar tarkim padarysiu mažiau šiek tiek, tarkim 12 strypų kas 200, tai bus nuo vieno galo išdėstyti strypai tam tikrų atstumų. Jeigu aš noriu strypų turėti iš kito galo, tankiau pradžioj ir gale, tai patogiau man būtų, kad pradinis strypas, kaip čia matosi rodiklytės, čia yra pradinis strypas ir nuo jo yra atidedamas skaičius strypų su nurodytu atstumu, tai būtų geriau, kad ir čia turėčiau pradinį elementą. Tai tam aš panaudosiu kopijavimas veidrodiniu būdu pagal nubrėžtą liniją, tai pasirinkus jos vidurį, nubrėžiu liniją ir strypai buvo nukopijuoti kitą pusę. Galiu pažymėti abu armatūros rinkinius, angliškai rebar set, ir, tarkim, abu kartu pamažinti, skaičių kažkokį tai, kiek čia bus pas mane tų strypų. Arba, tarkim, padidinsiu galbūt atstumą, sutankysiu, tačiau padidinsiu strypų skaičių. Va taip, tarkim, atrodys, 16. Ir noriu vidury turėti šiek tiek su kitokiu žingsniu armatūrą, tai galiu tiesiog nukopijuoti tą armatūrą ir pakeisti žingsnį ir sumažinti jų skaičių. Taip, ir dabar pasižiūriu, kaip čia man sekėsi pataikyti su atstumu. Jeigu noriu išlyginti kažką, tai žinoma, galiu tiesiog tas armatūras paslankioti. Čia pas mane gal jau tie atstumai nestebuklingi. Bet kuriuo atveju, tai galiu sukurti armavimą sijos iš keleto tokių armatūros rinkinių. Tai būtų toks vienas metodas, tačiau neseniai pradėjau naudoti kitą tokį būdą. Tai yra, pavyzdžiui, šitą pasirinktą armatūros rinkinį užgesinsiu trumpam ir pradėjau naudoti tokį metodą, kad, tarkim, šitą ištrinsiu ir turiu vieną rinkinį ir galiu padaryti, pavyzdžiui, kad aš jų turiu per visą ilgį sijos. Taip, ir galiu galbūt ir dar vieną turėti strypą, kuris jau atrodytų išeina už ribos. Bet yra tokia funkcija, kad aš galiu daryti edit bars, kai aš turiu armatūros rinkinį ir galiu atskirius strypus paslankiot, tarkim, padaryti kažkoks kitoks atstumas tarp paskutinių bus, tarkim, šiuo atveju,
Ir taip pat galiu pažymėti strypus. Pavyzdžiui, šitą, kas antrą strypą paimsiu ir užgesinsiu. Padarysiu remove bar, tai jie pašalinami iš šito rinkinio, aš užbaigiu redagavimą, tačiau vis tiek turiu kaip ir vieną rinkinį, nors ir čia atstumėlis skirtingas, ir čia atstumas tarp jų skirtingas, tačiau aš turiu tokį kaip vieną bloką ir kaip ir armatūra suarmuota, ir brėžiniuose bus teisingai, ir kiekis bus teisingas stripų. Arba galiu dar ir, aišku, čia kas antrą žymėti gana sudėtinga. Tai galbūt, kai jų būtų skirtingi ilgiai, galbūt patogiau būtų, kad edit bars padarius visus, tarkim, centrinius strypus aš užgesinčiau, remove bar, ane, ir finish. Ir dabar grąžinsiu šitą laikiną užtemdymą vidurinių stripų, ane. Tai turiu vieną rinkinį ir kitą rinkinį, kuris sudaro galus. Na, čia dar reiktų pakoreguoti, kad būtų lygiai, bet mintį pagavot, kad taip pat galima būtų kurti stripus ir armatūros rinkinius. Tai abu metodai turbūt pakankamai geri ir šitaip susikūrėme savo skersinę armatūrą. Jeigu, norime turėti ir išilginę armatūrą, tai ką darysim, eisim vėl į rebar komandą, tik šį kartą pasirenkame tiesius strypus ir vėl kur mes norime ką turėti. Pasirenkame, kaip tai turėtų būti sukurta, pavyzdžiui, 4 strypus noriu sukurti, arba ne, tarkim, 2 strypus, noriu juos čia viršui sukurti, ne? Tai matosi, kad aš bandau užvesti pelės ir noriu taip sukurti lygiai grečiai mano žiūrėjimo krypčiai, mano pjūvio plokštumai. Tai todėl aš pasirinksiu, kad tai būtų lygiai gretu, arba tiksliau statmena tegul būna apsauginiam sluoksniui, nes noriu pagal šitą apsauginį sluoksnį. Ir matau, kad mano stripai labai maži, tai tiesiog pasikeičiu diametrą į 500 ir prisartinsiu šiek tiek. Ir matosi, kad žiūrint, kur pelę pastatysiu, trauka keičiasi tų stripų. Tai įstatau šitus užlenkimo vietas šitą stripų. Galbūt dar čia padarysiu taip pat. Ir apačioj norėčiau, aš galiu kurti taip arba 2 ir kažkaip tai dar čia 2 stripai, tai būtų 4, arba galiu vėlgi šitą ištrinsiu ir rebar ir 4, įstatysiu visus 4, tačiau šitie 2 ne savo vietose ir iš tikrųjų galėčiau padaryti edit bars ir juos paslinkti, arba galiu tiesiog su align komanda ir pasakyti, kad sulygiuoti su šitu stripu šitą stripą. Kai naudoju align komandą, jisai nepaslenka visą armatūros rinkinį, o konkretų tik tai vieną stripą. Tai gana lengva sukoreguoti ir dabar turiu 4 stripus, nors ir fixed number, tai turėtų būti vienodi atstumai, bet kadangi čia tas pats, kas edit bars padariau, paslankiau šitus stripus, tai dabar jie savo vietose, tarkim, ir aš galiu jau pasižiūrėti, tarkim, kaip tai atrodo galbūt plane. Tai mano elementai matosi irgi išilgai visos sijos, kadangi buvau pasirinkęs extend kūrimo metodą ir turiu šitus elementus sukurtus. Tai tiek trumpai apie sijos armavimą, apsauginių sluoksnių susikūrimą ir armatūros rinkinių redagavimą. Iki.